Labas, šiandien mes kalbamės apie šliužus. Pasakysiu, kokias priemonės kovai su jais neveikia, nes yra labai daug mitų. Ir parodysiu, kokias priemonės veikia. Pasižiūrim. Nu va, pasižiūrėkit, kokią šią gražuolę turiu šiandien. Tai yra didysis šliužas. Tikrai ne visi šliužai iš esmės yra naikintini. Tačiau netoks tigrinis, vat mato, čia jo yra uodega dryžuota, priekis truputėlį toks taškuotas ir tai yra didysis šliužas. Tie invaziniai, kurie pridaro daugiausia žalos, yra rudi nuo tokios ryžos oranžinės spalvos iki tamsiai rudos, o Jėzau, šitoj pabėgs pas mane. Ir jie tikrai pridaro daug žalos, todėl kad jie yra svetimžemiai, jie yra atkeliavę iš kitų kraštų ir jie neturi tiek čia priešų. Net ir mūsų ežiukai, kurie iš esmės mielai galbūt suvalgytų štai tokį mūsų vietinį šliužą arba paukščiai, kurie mielai tikrai čia jų surastų, štai tų invazinių nelabai mėgsta, todėl kad jie išskiria itin daug gleivių ir matyt netokie skanūs yra. Tai reikia pasakyti, kad tie invaziniai iš tikrųjų yra labai vislus, nes vienas gali padėti iki 400 kiaušinėlių. Taigi dauginasi jie labai greitai, labai sparčiai. Ir aišku, tikrai bjauru pamatyti juos tarp savo melsvių. Nu, pas mane dabar jos tikrai labai gerai atrodo, papasakosiu kodėl. Arba dar bjauriau tarp braškių, kai tu pasibi braškių ir tenais kokio nors šliužo yra prakasta. Bet yra labai daug mitų. Kasgi veikia kovoje su tais invaziniais šliužais, o kas ne. Pasidedu šitą ir papasakosiu. Internetuose galima rasti patarimų, kad hei, gali panaudoti kiaušinių lukštus. Juos žmonės susmulkina ir mintis yra tokia, kad tas šliužas ar sraigė neperlips per lukštus, todėl kad jie yra labai aštrus. Tai labai gaila, bet tai yra mitas. Sraigės tiesiog išleidžia daugiau savo gleivių ir puikiausiai per tuos aštrius kiaušinių lukštus perlipa ir tas pats galioja ir aštriai skaldeliai. Tai visiškai nėra barjeras šliužams. Dar viena natūrali priemonė, kurią galima būtų išbandyti, tai yra pelenai. Bet sakoma, kad jeigu kol sausi pelenai, tai jie gal dar gali kažkiek tai taip nemaloniai veikti tos šliužus, kad jie neprieitų prie jūsų augalų, bet vis dėlto dažniausiai šliužai veikia tada, kai yra naktis arba kai yra rasotas rytas, kai yra po lietaus ir jie gali savo drėgmėje šliaužti. O būtent tada pelenai ir neveikia, nes sušlapę jie visiškai praranda savo prasmę. Taigi pelenus aš irgi išbraukiu iš priemonių sąrašo. Yra dar dvi priemonės, kurios turi tam tikrų išlygų. Viena iš jų tai yra grikių lukštų mulčias, kuris štai čia pas mane yra gėlyne. Aš pati pastebėjau, kad lygtais būtent čia kažkaip nelabai mėgsta šliužai ateiti. Bet tam, kad tikrai tas efektas pasijaustų, tai jau reikia, kad tikrai nebūtų jokių kitų žolių, nebūtų ten rudenį nukritusių kažkokių lapelių, pavasarį viską labai kruopščiai reikia patraukti į šoną, kad tikrai būtų grynas grikių lukštų mulčias. Ir šitas mano pastebėjimas niekaip nėra įrodytas, tai tikrai negaliu garantuoti, kad šitas dalykas veikia. Dar viena visuotinai pagarsėjusi priemonė kovai su šliužais yra alus. Ir sakyčiau, tikrai labai populiari, daug kas naudoja ir tikrai šliužai irgi mėgaujasi. Bet reikia turėti omeny, kad tas alaus kvapas taip privilioja šliužus, kad jie gali atkeliauti pas jus iš visų apylinkių. Todėl, jeigu norite juos pavaišinti ir norite juos surinkti, norite, kad jie ateitų, geriau tas gaudyklės su alumi įsidėkite ne savo sklype, o kažkur gerokai toliau už savo sklypo ribos. Ir pagaliau du būdai, kurie veikia. Tai pirmas yra tiesiog paprastas mechaninis šliužų ir sraigių surinkimas. Geriausia tai daryti anksti ryte arba naktį arba po lietaus. Ir jeigu norite dirbti efektyviau, padėkite kažkokį tam užkaboryje, kur pastoviai laikosi pavėstis ir šiek tiek drėgniau, padėkite ten lentą arba tokį kartono lakštą ir po juo tikrai mielai susirinks daugiau tų šliužų. Tai tiesiog ateisite, surenkate ir tiek žinių. Tik svarbiausia tada tų šliužų neišmesti pas kaimyną už tvoros arba kažkur šalia, nes jie labai greitai grįš,
o juos tikrai reikia sunaikinti. Antroji veiksminga priemonė yra moliuskocidas. Tai yra dažniausiai spalvotos granulės tam, kad mes pamatytumėm jas išbarstytas ir nesupainėtumėm su kažkuo kitu. Bet moliuskocidą reikia pasirinkti labai atsakingai. Aš rekomenduoju Vitrol GB, todėl kad jį naudodami jūs galite nebijoti, kad pakenksite naminiams gyvūnams arba ežiams, todėl kad Vitrol yra pagamintas geležies pirofosfato pagrindu. Tai jis įsiskaido į geležį, į fosfato jonus, tas, kas ir natūraliai yra dirvoje. Kai šliužai ir sraigės suėda šitas granulės, tai paveikia jų sekreciją, tai dėl to jūs po to nematysite kažkokių gleivių, pačios sraigės ir šliužai pasislepia kažkur tai ir tenai sunyksta, dėl to net ir nematysite plika akimi tuščių kažkokių kiautų, bet tiesiog akivaizdžiai pamatysite, kad jų mažėja. Tai yra veiksminga priemonė, ją taip pat galima naudoti ir ekologinėse ūkiuose, tai kodėlgi nenaudoti savo kieme, jeigu invazinių šliužų yra jame tikrai daug. Vitrol galima rasti 2 tipų pakuotėse, naudokite jas per barstytuvą, tai bus lengviau išbarstyti tarp savo augalų ir kartokite šitą produktą nedažniau kaip kas 14 dienų. Papasakokite ir jūs, kokias priemonės esate išbandę ir kas nepasiteisino, o kas pasiteisino. Lauksiu komentaruose. Susitiksim šitam YouTube kanale. Iki!